Kas yra kultūra organizacijoje? Duras klausimas, atsiprašau. Mano amžinatelis dėstytojas Gintaras Beresnevičius sakė, kad kultūra yra tai, ką daro žmonės. Nuolat. Ne tai, ką norėtų daryti žmonės, ne tai, kas yra faina, ne tai, kas yra malonu arba teisinga, o tai, ką daro kaip visą laiką. Tai yra kultūra. Ir kai mes, HR žmonės, galvojam, kaip aš galiu prisidėti prie kultūros formavimo, kokios kultūros, kam reikalinga kultūra, kokia jos paskirtis. Ir man daug kas sakė, mes kūrėme kultūrą, kad pas mus lengviau būtų pritraukti žmonės, lengviau būtų išlaikyti žmonės. Mes kūrėme kultūrą, kad žmonės jaustųsi laimingi ir galėtų daugiau ten, padaryti ir taip toliau. Tai yra turbūt teisingas požiūris. Bet ką jeigu kultūra turi kitą paskirtį? Aš labai greitai. Kiekviena organizacija egzistuoja tol, kol sprendžia kliento problemą. Jeigu organizacija nesprendžia kliento problemos, tai yra jeigu nėra kliento, kurio problemą galima spręsti, tos organizacijos nereikia. Jeigu ta organizacija blogai sprendžia problemos, jos nereikia. Niekas nemoka už jos egzistavimą. Jeigu tai yra tiesa, o vadybos specialistai sako, kad taip, aš savo praktikos irgi žinau, kad taip, klausimas yra, ar tikrai kultūra tarnauja žmonėm ir jų pasitenkinimui? Ką jeigu kultūra organizacijoje esminę savo užduotim stato kliento problemos sprendimą? Kažkas pasikeičia. Ir aš kaip žmogus personale galiu savo užduoti klausimą. Ką aš galiu padaryti, kad mūsų kultūra skatintų mūsų visus žmonės spręsti kliento problemą. Aš šitos scenos sakiau prieš metus laiko tą pačią frazę, pasikartosiu. Žmonės nesprendžia problemų, kurių neaunina. Jeigu aš manau, kad įmonės pelningumas yra ne mano problema, aš jos nespręsiu. Jeigu aš galvosiu, kad kliento problema ne mano problema, aš jos nespręsiu. O ką jeigu aš suprantu, kad kliento problema yra mano problema? Šiandien buvo daug pasakyti, daug pavyzdžių buvo iš Netflixo. Jie yra garsūs savo kultūra ir jų kultūra tarnauja kliento problemos sprendimai. Čia yra faktas. Labiausiai prisidėjo, žinot kas? Nulinė tolerancija blogam darbui, nulinė tolerancija neteisingam požiūriui į klientą. Tai nereiškia, kad Netflix kas nors kala elektrą tuo metu, kai tu darai ne taip. Reiškia, tas blogas elgesys arba požiūris nepaliekamas be dėmesio. Kaip dažnai būna organizacijose, žmogus blogai elgesi, tada vadovai pradeda ieškoti, kuo tą darbuotoją patenkinti, kad jisai vis tiek liktų. Nors jis blogai dirba. Bet žmonių tai nėra. Jeigu pas jūs žmogus paimtų kompiuterį nuo stalo, išneštų namo ir parduotų turguje, ką jūs darytumėt? Paskambintumėt policijai. Bet kai žmogus dirba ir jo darbo pasekmė generuoja nuostolį, nepatenkintą klientą, negrįžusį klientą ir panašiai, o tai yra 100 000 milijonų eurų, davai pastatom dar vieną šaldytuvą su kitais užkandžiais. Anas nepaėjo šaldytuvas, tai šitas paeis. Jeigu aš noriu prisidėti prie kultūros kūrimo, kuri spręs kliento problemą, gali būti, kad man pavyks padaryti turnaroundą. Apie motyvaciją prasmės šiais laikais kalbėti nėra. Apie demotyvaciją vienintelis dalykas. Demotyvuoja žmogų, kai žmogus daro darbą, kurio nesupranta prasmės ir jam nesigauna jo padaryti. Ir jeigu, pavyzdžiui, kultūra skatina žmogų suprasti, kokia prasmė tame, ką tu darai. Ne kosminė prasmė, tipo ten padaryti pasaulį geresnį. Jeigu taip gausis fainai, bet yra prasmė kita, patenkintas klientas. Ir jeigu organizacijos kultūra skatina žmogų suprasti, kad mano veiksmai skatina patenkintą klientą, atsiranda prasmė. Ir man gaunasi, nes mano kultūra skatina sistemą, kuri neleidžia man blogai dirbti ir skatina mane jaustis gerai, kai aš gerai dirbu. Buvo krūvos tyrimų, kurie parodė, kad žmonės, kurie jaučiasi gerai, dirba gerai. Buvo lygiai tiek pat tyrimų, kurie parodė, kad žmonės, kurie dirba gerai, jaučiasi gerai. Ir mūsų pasirinkimas, ką skatinti. Ką skatinti. Ir gali būti taip, kad čia yra šansas, kad jeigu mes skatinsime tą jauseną, kad tu prisidedi prie svarbaus dalyko, ir čia ne apie, dar kartą pasikartosiu, ne apie kosmosą. Labai gera frazė buvo Netflixo pranešime. Ne šeima, o olimpinė rinktinė. Tai gal gana kur šeima? Tai namuose gal šeimą kūrėm, a? Mes kaip šeima. Tai kaip tu atleisi šeimos narį? Aš buvau įmonėse, kuriuose paklausiu, ką jūs turit padaryti, kad jūs atleistų. Jie įmonė žiūri kaip šuo, kuris nesupranta šitos komandos. Žinot.